Sostinėje pamatyti moterį prie maršrutinio autobuso ar troleibuso vairo jokia naujiena, o štai Panevėžyje prie autobuso vairo sėdusios moteris vis dar varstomos smalsių žvilgsnių. Panevėžietė Edita sako dažnai sulaukianti klausimų, ar nesunku vairuoti tokią transporto priemonę. Tačiau moteris atkerta, kad valdyti sugebėtų matyti ir tanką. Pradžioje norėjau troleibusą, paskui autobusą. Gal ir sunkvežimį vairuoti, aš turiu teisės. Sunkvežimį. Kategorijos įsistoju. Moteris ne tik vairuoja autobusą, tačiau puikiai išmano ir techninius jo parametrus. Orientuojas ir pasižiūrėti. Ir tepalą, ir antifrizą pasižiūrim, ar lemputės veikia visas. Rytegi ateinam 20 minučių anksčiau ir apsižiūrim. Padangas matai, ar nenuleistas veikia. Taip skubiai prireiktų, tai matyti ir sugebėtumėt? Sugebėčiau. Autobuso vairuotojas sako, kad šis darbas išsipildžiusi vaikystės svajonė. Nors moteris baigė konditerijos mokslus, tačiau jai mieliau vairuoti sunkiasvorę transporto priemonę nei kepti tortus. Be to, anot jos ir keleiviams smagiau. Dažnai senyvo amžiaus moteriškės prieina ne tik pasilabinti, bet ir kokį skanėstą atneša. O kai kuriuos vyrus maloniai tenka išprašyti iš autobuso, nes tiek susižavėję vairuotoją, jie tiesiog pamiršta išlipti ir važiuoja po kelis maršrutus. Dėkoja labai, kad moteris vairuoja, ypač senyvo amžiaus, kad moteriškė. Būna ir išgėrusi vyrų padėkoja pakalbėt, bet taip, kad lystų kas ne. Dar visai neseniai išvysti miesto autobusą vairuojančią moterį buvo neįmanoma. Sovietmečiu tai net buvo draudžiama. Tačiau dabar darbdaviai kaip tik linkę pirmenybę teikti dailiosios lyties atstovėms. Panevėžio autobusų parko pervežimo skyriaus vedėjas juokauja, kad moteris savo nekonfliktiškų būdų gali būti pranašesnės už vyrus. Šiame darbe dažnai pasitaiko konfliktiškų situacijų, tačiau moteris jas išsprendžia kur kas paprasčiau nei vyrai. Vyrai tarpusavėje galbūt kalba ir vyriškais žargonais, prie moterų jau sulaiko ir liežuvį, suvaldo kažkaip kitaip. Tai tas moterų darbas mūsų kolektyvis blogo netnešė. Pamatę prie autobuso vairo moterį, keleiviai vis dar neslepia nuostabos, tačiau pripažįsta, kad važiuoti maloniau, kai už vairo dailiosios lyties atstovė. Neteko Panevėžyje tikrai, kad vairuotų moteris. Tam Vilniuje, Kaune, troleibusus, tai matau dažnai vairuoja. Moteris Panevėžyje, tai gal ir linksmiau, išbandysiu. Jauna tai ir gerai, pensininkai kai vairuoja, tai nelabai. Senukų daug. Moteris geriau? Normaliai, jeigu jauna, tai ir gerai. Autobusų vairuotojai tik džiaugiasi, kad į jų kolektyvą įsiliejo moterys. Anot jų, moters atsiradimas vyriškame kolektyve visomis prasmėmis teigiamas reiškinys. Tai ir sveika konkurencija, ir geresnė psichologinė atmosfera. Jos tam darbui atsinešė jau grinai, užtat jos į tenai dirba kartu su mumis. Saugosit, nepaleisit? Ne. Nepaleisim, tikrai nepaleisim. Naujieji autobusai nuo senųjų ikarų skiriasi lyg diena nuo nakties, todėl ir vairuoti naujus moterims netaip sudėtinga. Dabartiniai autobusai ne tik saugesni, bet ir patogesni vairuotojui. Sėdynė bei vairas lengvai prisitaiko prie bet kokio ūgio žmogaus. Vairavimą palengvina ir automatinė pavarų dėžė. O ir lengvųjų automobilių vairuotojai, išvydę, kad autobusą vairuoja moteris, visuomet praleidžia. Tuo negali pasigirti autobusus vairuojantis vyrai.